Mes turime kovoti už šitą poziciją, kad mes esame Dievo indai, kad mes esame sukurti ne nuodėmė, ne piktiems darbams, bet viešpaties šlovę nešti, jo išgelbėjimo žinią. Amen. Ričkait skandai. Dievas atskyrė mus tam darbui, kad neštume jam šlovę, bet mes patys turime sutikti su tuo, kad mes esame tam paskirti ir žiūrėti, kas pilama į tuos indus. Nes jeigu pripildai indą kažko tai nešvariu, tai tas indas tampa nešvarus. Taip. Todėl viešpats mus pašaukė būti savo indais. Ir jis nori mus išvalyti iš visokių tų nešvarumų, kurie nusėdo per gyvenimą, galbūt iš pasaulio. Ir jo tikslas yra išvalyti. Nes kuo daugiau jo švaros mūsų širdise, tuo daugiau viešpaties mumise ir mūsų tarpe. Amen. Dievas nesilaiko kažkur tai kažkaip tai, jis įsikūrė mūsų širdise ir kur jam daug vietos, ten jis gali savo dvasios jėgą veikti ir įtakoti visą žmoniją per mus. Amen. Žinot, jeigu aš būsiu nuodėmės indas, tai aš tą nuodėmę, kuri per mane veiks, aš įtakosiu daugelį žmonių. Taip? Iš tiesų, pasaulyje, kurie žmonės be Dievo, jie esti kažkokią nuodėmėje, jie visada užkrės tą nuodėmę kitus. Kur jie pasisuka, sako, ten viskas tas pats pasidaro. Todėl, kad jie indai, jie yra nešėjai tos velniškos dvasios, tų velniškų dalykų. Bet mes esame gimę iš Dievo dvasios, Dievo šlovė ir Dievo garbė, kad neštume jam šlovę. Amen. Ir todėl mes trokštame, kad mūsų širdys būtų išvalytos. Kad viešpats galėtų dar laisviau judėti per mūsų savo dvasios jėgą. Amen. Pasikeitimai bažnyčioje, pasikeitimai gyvenime, asmenime gali ateiti tik tai per mano širdį ir per tavo širdį. Per nieką daugiau pasikeitimai neateis. Amen. Tiek, kiek mes leidžiame viešpačiui įsikurti mūsų širdį, tiek viešpaties yra su mumis ir mumise. Ir tiek viešpaties jėgos yra su mumis. Amen. Mes sukurti nešti viešpačiui šlovę garbę, nešti prabudimą. Labą dieną, prisėskite ten. Mes esam sukurti nešti Dievui šlovę, nešti jo prabudimą. Kaip galės tekėti viešpaties jėga per mus, jeigu ten teka kažkokie visai kiti dalykai? Niekaip. Tai bus užkištas kanalas ir Dievo jėga negalės tekėti. Todėl velnias labai stengiasi, kiekvieno asmeninė gyvenime, mano, tavo, bažnyčios, kad būtų nukreipiamas dėmesys į kažką tokio kito, į kažkokius tai dalykus, į kažkokį pirmiausia, finansinį palaiminimą, kažkam darė kažkokius dalykus, kad nukreipti. Šito tau reikia, va šito tau labai reikia, šito tau reikia žmonos, tau reikia šito, tau reikia finansų, tau reikia sveikatos labai reikia. Ir niekas nesako, kad nereikia, viso to reikia. Bet jeigu visą tai mes gausime ir širdis nešvari mūsų dar neišvalyti, mes vėl galime sugrįžti prie to pačio jovalo. Amen. Todėl visų pirma Dievas nori valyti mūsų širdį ir sulig širdies išvalymu ir atstatymu ateis mūsų sielos, dvasios ir kūno atstatymas proporcingai. Amen. Raisakačikandi brustakėja. Lesti prie švari širdis, teisi širdis, palaimintas kūnas, palaimintas siela, palaimintas gyvenimas. Amen. Ir mūsų tikslas, Dievo tikslas, gal tiksliau pasakyti, per mus įtvirtinti save mūsų širdise. Ir kai jis bus mūsų širdise, tada jo jėga bus mumise. Amen. Kitaip mes lauksime Dievo jėgos kažkur ateinančios, nusileidžiančios, gal atneš tas atvažiavęs iš Amerikos, gal iš Prancūzijos, gal iš ten atveš Dievo jėgą. Taip, gali atvežti, parodyti Dievo jėgą, bet kas iš to, jis vėl išvažiavo. Amen.
Bet Dievas nori visada veikti ten, kur jis yra, toje bažnyčioje, savo jėga. Ir jeigu yra tokių indų pasišventusių jam, sutinkančių mirti savo, pašvęsti save jam ir netoleruoti kažkokius dalykus, kurie teršia mūsų širdis, bet juos išnešti į viešumą. Ir mums reikia džiaugtis. Labą dieną, malonus, sėskitės. Ir mums reikia džiaugtis, kai viešpaties dvasia, apšviečia ir parodo kažkokį trūkumą mumise. Amen? Mums reikia džiaugtis, kad tai neliks paslėpta ir kad tai nebus kliuvinių. Bendravimas su viešpačiu nebus kliuvinys tekėti Dievo dvasiai per mus. Kad viešpats tai parodė ir tu gali atgailauti. Ir viešpatis maloniai apvalys ir jo jėga išlaisvins tave iš tų dalykų, kokius tu ir aš pamatėme savo širdyje. Amen. Amen. Kad viešpaties maloniai galėtų tekėti pilnai, laisvai. Paskaitysim iš Timotiejos laiško. Du Timotiejui, 2 skyrius. Gal 3 dabar paskaitykim skyrių. 2 Timotiejų 3 skyrius. Timotiejus sako Paulius, žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai. Nes žmonės bus savimylos. Ir čia parašyta viskas ne pasauliečiams, čia mums parašyta. Kad žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidus, pikžodžiautojai, neklusnus tėvams, neteisingi, nešventi, nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantis, šiurkštus, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintis malonumus negu Dievą, turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Šalinkus tokių žmonių sako. Ir čia parašyta mums. Ir kai tu skaitai, aš manau, tu gali kažką savo dar rasti, ar ne? Kažką savo rasti, kad sakyti, atleisk viešpatie, štai čia, aš pažiūrėjau veidrodį, nes Dievo žodis veidrodis, taip? Ir pasižiūrėjau veidrodis, kai štai čia. O aš galvojau, seniai skaičiau ir galvojau, kad man su manim tvarkoti čia viskas. Ir tu paskaitai, kad Dieve, atleisk. Atleisk. Tai šaunu, tai nuostabu. Dievas to laukia. Amen. Dievas to laukia, kad mes taip gyventume, kad mes į veidrodį žiūrėtume, kad mes jo žodį turėtume ne tam, kad papasakoti, kad labai gerai žinome, kaip teologija, kad baigtume mokslus ir jo žinotume. Tai nieko nekeičia mūsų gyvenime. Bet jeigu to žinios sujungto su širdimi, ačiū Dievui, viskas gerai. Bet visa tai turi būti sujungta su širdimi. Dievas turi reikalą su mumis per širdį. Taip? Ir mūsų ryšys su Dievu per širdį. Ir kiek mano širdį švari, tiek aš girdžiu jį ir tu, ir tiek jo jėgos gali pasireikšti per tave ir mane. Amen? Kaip ir Paulius sakė, aš trokštu, kad ne aš gyvenčiau. Va šitais visais dalykais, kurie čia parašyti, ar ne? Savo pasipūtimu, savo šiurkštumu, savo išdavikiškumu, užsispyrimu, pasipūtėliškumu. Aš nenoriu, kad tai gyventų mani. Aš žinau, kad tai trukdo tekėti Dievo dvasiai, Dievo jėgai. Ir Dievo prabudimas niekada neateis į Alytų. Amen. Pas mus į Marijampolę, pas jūs į Alytų.
Nes prabudimas prasideda nuo mūsų širdžių. Jei širdis prabudo, jei širdį viešpats įsikūręs ir gyvena, jis įsikūrs ir bažnyčioje, ir mieste, ir tautoje, ir visur kitur, aplink mus. Amen. Nes žmonės skaitys tave kaip laišką, sako. Žmonėm tu gali kalbėti žodžius, Dievo žodžius, bet jie jų neklausys ir jie jų negirdės. Bet jeigu aš gyvensiu Dievo žodžiu, jis bus mano širdyje, jie skaitys tą laišką, tuos Dievo žodžius many, tavy, tavo gyvenime, ir jie tai paims, nes ta Dievo jėga per tave ir mane palies juos ir išlaisvins juos. Ir jie suvoks Dievo žodį. O kai jie paima šitą Dievo žodį skaityti, jie nieko nebesupranta. Bet kai jie mato pavyzdį, realiai Kristų žmogaus širdyje, prabudusi žmogų, kuris gyvena atsižadėjęs tamsos darbų, visų šitų dalykų. Aš nesakau, kad mes tobulai iš karto atsisakysime, bet mes turime turėti tikslą. Mes turime turėti tikslą palikti visus šitus dalykus. Viską duoti viešpačiui, nukryžiuoti. Amen? Tai ne mes. Visi šitie dalykai tai ne mes. Visi šitie dalykai tai velnio įtaka mums ir per mus. Daugumas sako, aš jau negaliu pasakyti, aš jau toks gimiau, aš jau toks būsiu, man nieko jau čia neišeina. Ne. Visiems išeina, nes Jėzus Kristus nukryžiuotas. Amen. Ir kokia malonė, kad matydami savo širdyje kažkurį iš šitų dalykų, tu gali sakyti, viešpatie, mano širdyje tai yra, atleisk viešpatie, apvalyk mane viešpatie ir keisk mane. Aš noriu, kad tavo jėga laisvai tekėtų mano širdyje, kad tau šlovė kiltų dar didesnį mano gyvenime. Kiekvienas šitas dalykas, kai mano širdyje yra ir mano gyvenime, nepašlovinamas viešpats tada. O mes esame atėję į šitą žemę, ką pašlovinti viešpatį. Vien, kad mes giesmėm, mes išėjusiu pro vardus sudėkojom iš širdį, tai dar nėra šlovinimas. Taip? Tai yra šlovinimas, bet kiek jis tikras, tiek kiek mūsų širdis dalyvauja tame ir kaip jos pasidavė viešpačiui. Tikra šlovė kyla Dievui, kai mes šituose dalykuose keisimės. Kai šitus dalykus išvysime, tada Dievo šlovė kils tavo ir mano gyvenime. Ir Dievo jėga tekės natūraliai, nereiks prašyti, Dieve, tavo jėgos, tavo jėgos. Tavo jėgos man reikia, Dieve, kad tu mane išlaisvintum iš tų dalykų, kurie mane riša šiandien. Amen. Kurie skaitai Dievo žodį ir tu aptinki dar savį. Ir nepyk, kad aptinki, o džiaugis, kad dar matai, kad Dievo apreiškimą dar tu pastebi, ką jis tau sako ir rodo. Jau kai nepastebim, tada jau blogai, bet kai pastebi, tai labai gerai. Tu gali atnešti tai viešpačiui Jėzui, sakyti viešpatį atleisk, sunaikinti ir keisk. Aš nenoriu, kad aš būčiau užkištas kanalas tekėti Dievo dvasiai, Dievo jėgui ir prabudimui. Amen. Prabudimas prasideda nuo manęs ir tavęs. Sakai, ką aš ten vienas? Per vieną Dievas gali padaryti didžiulį prabudimą. Amen. Net per vieną pasišventusią širdį. Nesakyk, tai ir tas ten nesikeičia, ir tas ten nesikeičia. Mes atsakingi, aš ne už Ramunę atsakinga, aš atsakinga už save, kad aš keiščiausi. Aš neturiu tokios jėgos, tokios malonės, kad ją pakeisti. Ją gali tik Dievas pakeisti. Amen. Aš turiu priima prie Dievo prašyti, kad Dievas mane pakeistų. Ir sako, tegul kiekvienas saugo savo indą tyrume ir šventume. Amen. Mes turime saugoti šitą indą, kad jis būtų tyrume ir šventume.
tada pats Dievas mumise bus savo jėga. Pats Dievas prabudys aplink esančius žmonės. Prabudys tautą, prabudys miestą. Kristus tavyje. Amen. Kristus manyje. Ne tik tas žodis, kad priimėm Jėzų ir jis manyje, bet jis tikrai atsiskleis. Savo gyvenimu, savo atlaidumu, savo neteisimu, pilnu savo charakteriu mumise. Mes turime to trokšti. Tai viešpaties valia. Ir dar paskaitysime dar 2 Timotiejui 2 skyrius. 19 eilutė. Bet tvirtai stovi Dievo pamatas, turintis tokį antspaudą. Viešpats pažįsta savuosius. Ir te pasitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris šaukiasi Kristaus vardu. Amen. Kad mes žinotume, kas yra neteisybė, mums reikia skaityti Dievo žodį. Ir kai matom neteisybę savį, atgailauti, prašyti Dievo jėgos ir pasitraukti. Amen. Pasitraukti. Kiekviena neteisybė, ji nėra reikalinga mūsų kaip švariam indui, o dideliuose namuose yra ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Vieni tarnauja garbingiems reikalams, kiti negarbingiems. Amen. Mes ten buvo parašyta, kad dievotumo išvaizda. Šalinkus tokia dievotumo išvaizda. Išoriškai jie šventučiai, gražučiai, meilučiai. Bet tai tik išvaizda. Dievas nori, kad ne išvaizda būtų, bet vidus mūsų pakeistas. Ir čia sako, yra vieni garbingiems, kiti negarbingiems reikalams. Todėl, kai mes duodame save velniui, kad jis lietų į mus kažkokius negarbingus dalykus, jie mus užteršia kaip indus. Ir tu sakai, juk aš esu indas garbingam Dievo vartojimui, garbingiems dalykams, ar tai? Amen. Ir kai aš supykstu, ir kai aš dar kažką padarau, aš sakau, leisk viešpatie, ar ne? Tu sakai, leisk viešpatie, aš ne tas indas, kur leisiu pykti, kur leisiu savo niršti, įsižeisti, savigailo būti. Aš ne tas indas, aš esu viešpaties indas garbingam vartojimui. Į mane pils Dievas ką? Meilę, gerumą, atlaidumą, pasišventimą. Amen. Štai koks aš esu indas. Tu esi toks indas viešpaties, kad jis lietų savo dvasią, savo jėgą per tave. Tu ir aš esu garbingi indai. Sakyk, aš esu garbingas indas. Indas garbingam viešpaties vartojimui. Amen. Mes nesame viešpačiai, mes esame tik indai. Ir mes galime tuos indus duoti, pripildyti, ko tik nori. Bet mes turime saugoti, kaip sakė Paulius, o visų labiausiai saugokite savo širdį, nes iš jos išeina gyvenimo šaltiniai. Amen. Kas širdyje, tas išorėje. Todėl, kai ne tik dievotumo išvaizda, sakė, šalintis tokių, kurie turi dievotumo išvaizdą ir užsigina Dievo jėgos. Kas ta dievotumo išvaizda? Kaip sakėme, išoriškai. Namuose nesvarbu, kaip elgesi, nesvarbu, kaip ten, bet tarp žmonių, jis labai malonus, jis labai
labai, labai mielas žmogus gali atrodyti, tai dievotumo išvaizda. O tikrasis jo vidinis žmogus iš tiesų užkimštas, neleidžia tekėti Dievo jėgai ir net nepripažįsta, kad gali būti išlaisvintas. Toks žmogus gali net nepripažinti. Sakytų, o man užtenka, o man gerai. Negerai. Nes Dievas sakė, ne kiekvienas, kuris sako viešpatie, viešpatie, ateis į dangaus karalystę. Ne tas, kuris išorą viešpatie, viešpatie, bet kas širdyje yra štai, kas širdyje. Ten žiūrės Dievas į kiekvieno širdį ir paskutinę dieną žiūrės ne į mano batus, ne į mano aprangą, ne į mano dievotą išvaizdą, bet žiūrės į tavo ir mano širdį. Amen. Ir pagal širdį mes būsime teisiami. Amen. Todėl mes esam šiandien viešpaties budrume ir esam tie, kurie stebime savo širdis, kad nebūtume dar vieni dievotumo išvaizdą turinti kažkokią bendruomenį. Taip, bet bendruomenė turinti Kristaus dvasią ir širdyje pasikeitimus. Jis nesako, kad mes iš karto tapsime be šitų dalykų, kai tik paprašysime, bet mes dirbsime su savo širdimis. Amen. Mes netoleruosime. Ai, jis čia mane supykino, jis čia tokią situaciją sudarė, aš čia ne prie ko. Žinau, šitaip krikščioniui netinka sakyti. Visiškai. Tegul jis ir supykino, tegul jis ir netai padarė, bet aš už jį visai neatsakinga. Jis atsakys prieš Dievą, kaip jis supykino, kažką padarė. Aš turiu žiūrėti, kokioje pozicijoje mano širdis. O dažniausiai dar taip. Visada noriu žiūrėti. Ir taip velnias siekia bažnyčiose, kad mes savo dėmesį nukreiptume į kitą, o su savo širdimi nedirbtume. Amen. Nes velnias bijo ko? Velnias bijo Dievo jėgos. O jeigu mes keisime viens kitą ir stebėsime viens kitą ir skaičiuosime ten nuodėmes ar dar kažkokias kaltes, kaltinsime vieni kitus, Dievo jėgos niekada nebus mūsų tarpe. Todėl jis sakė, susiskaldymai ir vaidai. Patinka velniui. Ten niekada Kristaus dvasios nebebus ir nebebus Dievo jėgos. O ko velnias šiandien bijo tavęs ir manęs? Ne. Dievo jėgos tavi ir mani bijo. Amen. O Dievo jėga tada per mus pasireiškia. Kuo mažiau priešų mūsų širdyje, tuo daugiau Dievo jėgos mumis. Amen. Demonui paklūsta kam? Tam, kuris yra viešpaties Jėzaus jėgoje. Jis labai puikiai žino, kuris nėra jėgoje, kuris jėgoje. Ir todėl, tai mes, jeigu mes norim išvadinėti demonus, mes turime eiti į labai švarų gyvenimą. Švarę širdį turėti. Nes jeigu širdis nešvari, demonai nebijos tavęs ir manęs. Jie bijos tos jėgos, kuri mumise. Amen. Taigi mes, aš tikiu, visi trokštame, kad kuo daugiau būtų Dievo jėgos su mumis. Mes nesame tie teisėjai, kurie paskirti dėstyti, kas gerai padarė, kas negerai padarė, kas kažką tai padarė ar tai padarė. Už save. Ir kai mes keisimės, aplinkui tikrai viskas keisis. Amen. Dievo jėga negali nekeisti aplinkui dalykų. Negali. Dievo jėgos neina paslėpti. Mane paslėpti galima tave, bet Dievo jėgos negalima paslėpti. Ji galingiausia jėga šitoj žemėje ir dangų ir visoje visatoje. Amen. Ir kokia malonė, kad mes galime būti jo malonės nešėjas, jo jėgos nešėjas. Amen. Todėl mes sąmoningai apsisprendžiame
nenori Viešpatie nešioti jokio kūniškumo, jokių stiliškumų, jokių šitų visų dalykų savo širdyje. Aš noriu, kad jie būtų visi išvyti iš mano širdies. Visi priešai. Kaip jie bus išvyti per atgailą. Amen. Ir Dievo jėgos prašysime. Ir jis sustiprins mus. Mes dėsim be abejo pastangas, taip pat prašysim jo jėgos ir dėsim pastangas. Ir įveiksime tuos priešus. Ir tada vietos Viešpačiui bus įsikurti savo jėgą mumise. Amen. Ir tada tai ir turėjo Viešpats Jėzus sakė, aš pastatysiu bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės. Amen. Ta bažnyčia, kuri vaikščioja Dievo jėgoje, o ne savo šitam išoriniam dievotumo išvaizdą. Jokios jėgos neturi. Mes galime labai gražiai išoriškai atrodyti. Labai išoriškai šypsotis, kalbėtis. Bet čia slėpti didelius akmenis. Bet Tėvas ne žmogus. Jis žiūri ne išorę. Mes linkę žiūrėti išorę. Bet Dievas žiūri širdį. Galbūt tas žmogus išoriškai tą visai jokio patrauklumo neturės, jokio ypatingumo. Bet jo širdis gali būti labai graži Dieve. Amen. Todėl, kaip ir Viešpats žiūrėjo į Dovydo širdį, jis nežiūrėjo į išvaizdą, kuris gražiausias, bet kuris širdim atsidavęs Viešpačiui. Taigi Dievas labai trokšta, kad mes atsidurtume jam visą širdį. Visą širdį. Kad mūsų tas tikėjimas nebūtų paviršutiniškas kažkoks, toks, žinot. Toks susirinkam, pasimeldžiam, pabuvom, pakalbėjom, pabendravom, išėjom. Ne, Dievas nori giliai užkabinti. Dievas nori iš giliai, iš visos širdies išrauti visus tas dalykus ir pakeisti širdis. Ir tada tai galima būtų sakyti, tai Dievo jėga jų tarpe. Amen. Nes Dievo jėgos nesuvaidinsi. Dievo jėga ateina ten, kur yra auka. Dievo ugnis nužengia ten, kur yra auka. Ten, kur tu sakai, aš atsižadu šitų dalykų. Jie man teikia malonumą, kūnišką kažką. Bet aš nenoriu pataikauti savo malonumą, aš noriu tavo Viešpatie patikti, gyventi tą. Mūsų tikslas nėra kažką įsigyti, kažką atstatyti tik tai, bet gyventi Kristui. Amen. Bažnyčia, žmonės kartais ateina į bažnyčią, gauna kažkokį išgydymą ir žiūrėk, jo nėra. Arba žmona gauna ir išėjo. Dar kažką, arba atvirkščiai. Vyrą rado ir išėjo. Tai labai mažai pasiėmė. Mes atėjom sekti Viešpačiu ir viską paimti. Amen. Kai mes juos seksime, atsiduosime jam. Visą tai, kas yra jame, visą tai savo jėga Dievas palaimins mus. Kaip tas palaiminimas ateis bus per jo tą jėgą. Amen. Mes laukiam palaiminimų. Bet be mirties savo. Be numirimo šitiems visiems kūniškiams siliniam dalykam mes niekada nematysime tų pažadų ir palaiminimų, kuriuos turi mūsų Viešpats. Bet kai jau jo jėga ateis, jie atsineš viską su savimi. Ir palaiminimus, ir sveikatą, ir jėgą, ir viso, ko reikia mūsų dvasiai, sielai ir kūnui. Amen. Jei žmona ateis, jei vyru ateis vyras. Bet tada, kai mūsų širdis bus švarus ir tai ateis iš Viešpaties. Amen. Todėl bažnyčia visada turi žinoti, kad ji netėjo kažko savo čia pasiieškoti. Ji atėjo save atiduoti. Amen. Mes atėjom čia kiekvieną save atiduoti. Kristui. Pasišvesti jam, gyventi jam taip, kaip patinka jam,
kad jo jėga galėtų gyventi, kad jo prabudimas galėtų plėstis. Vat mūsų gyvenimo tikslas. O visa kita bus pridėta. Amen. Tikrai, tikrai, tikrai. Ir todėl, čia kaip buvo pasakyta, kad mūsų širdį savimyla, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs. Matot. Dievas nori, kad mūsų širdis visai būtų tyras. Ir kad ateitų tie dalykai ne tada, kada taip jau labai mums. Taip jau reikia, dabar. Jie ateis, bet jie ateis tada, kada Dievas norės. Amen. Ir taip sunku numirti ir laukti, bet reikia numirti savo. Ir palaukti viešpaties laiko. Bet tai, kas ateis iš viešpaties, tas bus tikra. Taigi nepabaigiau dar šitos skaityti eilutės, kad indai garbingiems reikalams, kiti negarbingiems. 21 eilutė. Jeigu kas apsivalys nuo minėtų dalykų, bus indas skirtas garbei, pašventintas, tinkamas šeimininkui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Jei mes būsime apvalyti nuo visų tų dalykų, mes būsime pasiruošę geriems darbams. Tada įsivaizduoja. Man atrodo, oi, dabar mes tų gerų darbų padaryti galim. Ir kartais mums taip norisi daryti kažkokius gerus darbus, vietoj to, kad stebėti savo širdį ir keisti čia viduje, mes užmirštam savo širdis visiškai. Ten knibžda gyvena bet kas. Bet mes tuos uolus, tuos gerus darbus darom, tarsi norėdami užmaskuoti ten, kad nereiktų ten palikti kažkokius tuos dalykus, kurie tokie brangus ir tą padarysiu ir tą padarysiu, kad tik šitų nereiktų atiduoti. Ir kartais taip nesąmoningai mes galime slėpti savo širdyje kažkokius priešus. Todėl mes žinokime, neskubėkime dangstytis gerais darbais. Bet skubėkime pavesti širdį viešpačiui, kad ji būtų valoma jo. Ir iš jo jėgos per švarias širdis kils darbai, kuriuos mes darysime. Amen? Bet tie darbai bus ne iš mūsų protų kilę, ne iš mūsų milčirdžių, bet iš viešpaties dvasios. Atėję jo jėga, per mus Dievas daug dalykų nuveiks, sakė. Amen? Aš noriu daryti savo kažkokių darbų. Aš noriu visada, kad Dievas darytų darbus per mane. Aš tik ir tu taip nori. Gerų darbų galima daug padaryti. Bet mes visada sakau, Dieve, darysiu tą ir tą. Bet jie būna tavo valia viešpatie. Amen. Norisi, kad darbai kiltų iš viešpaties įkvėpimo. O kada švari širdis, negali būti, kad tu nedarysi gerų darbų. Būtinai Dievas per tave darys gerus darbus. Amen. Nes tu būsi tinkamas indas jo jėgai tekėti ir jo darbai tada ir bus padaryti. Tie, kurie jis numatęs per tave ir mane ir per kiekvieną padaryti. Amen. Religingi žmonės, tai jie daro savo gerus darbus. Prisiplanuoja, prisigalvoja ir daro savo gerų darbų. Bet ten nereikia širdies visai valyti. Tik dirbi kažką. Dirbi. Bet kokia širdis ten. Bet kokia širdim dirbi. Bet tai ne iš viešpaties kilę, ne iš dangaus kilę, ne Dievo jėga inspiruoti tie darbai. Ir tai neneša šlovės Dievui ir neneša vaisių Dievui. Todėl aš tikiu, kad aš trokštu ir tu trokšti, kad mūsų širdis būtų apvalytos. Ir kad Dievas savo jėga galėtų atlikti tai, ką jis numatęs padaryti per mus kiekvieną. Amen. O jei užkištas čia kanalas, mūsų širdis užkištos, jis negalės padaryti tų darbų, kuriuos jis numatęs per mus kiekvieną. Todėl jis laukia tavo ir mano laisvos valios. Laisvo apsisprendimo. Ar aš leisiu jam apvalyti mane? Ar aš leisiu jam keisti savo širdį?
Ar aš pasiliksiu savo tuos kūdiškus, sielinius dalykus, velniškus, kurie griauna mano gyvenimą ir kurie neleidžia jam įsitvirtinti šitą žemę savo prabudimo dvasia, savo galingą dvasia. Taigi bažnyčia mes esam pašaukti nešti jo prabudimą. Ne savo prabudimą, bet jo prabudimą. Taigi mūsų tikslas leisti Dievui valyti mūsų širdis. Nevaidinti, kad nematome, neslėptis, nedangstytis, nesinaudoti tuo advokatu, kuris visada mūsų apgint nori. Pas mus yra toks advokatas, prie kiekvieno pristatytas. Tai čia žinai, čia tokios sąlygos, tai čia matai, tu kitaip negali, tai čia dar kažkas tokio, tai už tai tu čia taip padarė ir visą kitą. Ir tada mes tylim, net gailavom, bet pasiteisinam. Todėl vyk tą advokatą, kuris dengia tavo ir mano nuodėmę širdyje. Vyk Jėzaus vardu. Šalinėk advokatę. Aš neklausysiu tavęs, aš klausysiu viešpaties dvasios šventosios ir Dievo žodžio. Amen. Jis nori mūsų apgauti, kad mes patys nebūtume palaiminti ir nebūtume palaiminimų daugeliui. Suvokime šitos priešo kėslus. Mes esame gudresni Dievo dvasioje. Mes esame Dievo žodėje gudresni už priešą. Todėl mums svarbu būti Dievo žodėje, žinoti, kad pasipriešinti piktajam tvirtų tikėjimu. Amen. Nes mes pašaukti ne žaidimams, mes pašaukti labai rimtam prabudimui. Amen. Ir Dievas tikisi, kad mes būsime tokie nuoširdūs ir paprasti, kaip jis pats. Jeigu taip yra, tai yra. Tai Dieve valyk ir keis. Dieve valyk, išlaisvink. Ir jei apsivalys, kas nuo minėtų dalykų, bus indas skirtas garbiai, pašventintas, tinkamas šeimininkui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Aliuliuja. O mes visi norime daryti gerus darbus ir nešti vaisius Dievui. Taip, apsivalymas būtina sąlyga būti įrankiu jo rankose. Neapvalytas indas, įrankis jo rankose. Jis negalės jo pakreipti taip, kaip jis nori jį pakreipti. Apvalytas indas, paklusnus indas. Tada Dievas ima tave ir mane kaip įrankį. Ir jis naudoja jį taip, kaip nori. Amen. O kada kažką puoselėjame savo širdyje, priešingo viešpačiui, būtent tas ir priešinasi, kad Dievas negalėtų mus pakreipti tinkamą linkmę, taip kaip jis nori mus pakreipti. Bet kai tie dalykai iš mūsų širdžių bus išvalyti, mes būsime minkšti širdise. Ir minkštas širdis Dievas visada nukreipt galės. Minkštos širdis visada girdi Dievą. Minkštos širdis girdi, jam nesvarbu, per ką Dievas kalba. Minkštos širdis visada pasiima Dievo žodį. Jam nesvarbu asmuo, kas kalbėjo. Jam nesvarbu, koks pamokslininkas. Svarbu, Dievas kalbėjo. Svarbu, tai jo žodis. Amen. Amen. Aliuja. Taigi, galime čia dar daug kalbėti, bet aš manau, kad užteks. Taigi, mums nereikia pasilikti tokiems, kokie esame. Bet apsivalyti jame ir keistis, nes Dievui svarbiausia mūsų širdis. Mums nesvarbu, kuo mes apsirengę, ką mes turime. Jis žiūri, kaip išgelbėti mūsų širdį, kaip išgelbėti mus. Jam svarbu mūsų širdies pavyzdys. Be abejo, jis nėra tas, kuris tave paliks nuogą ar alkaną. Tai jam svarbu, bet tai nėra svarbiausia. Jam yra svarbiausia tavo širdį išsaugoti ir mano širdį amžinybėje. Amen.
Ir kai švarios širdys bus, jokios aplinkybės, joks priešas mūsų negalės pargriauti. Amen? Mes pabėgę būsime nuo priešo. Todėl priešas ir nori, kad mūsų širdys būtų užteptos, kad jis galėtų mus laikyti surišęs. Bet nesame tie, kurie būsime surišti, bet mes įsilaisviname. Amen. Jėzaus vardu. Melskimės. Skina mano močito prostekėja, skina prošekėja.